vakaras visiems. Iš tikrųjų, šiandien mes susirinkome jau 8-ąjį meninės raiškos projektą Mylėti meną savyje. Ir aš be galo laiminga, kad vėl mūsų akordeono muzikos fiesta čia Rūdaičiuos atgimsta. Ir lygiai prieš 5 metus mes čia gegužės 23 dieną buvo prieš tai meninės raiškos projektas Mylėti meną savyje. Ir mes visas pulkas akordeonistų buvom čia susirinkę. Štai tokia istorinė nuotrauka, akimirka užfiksuota, gali tai paliudyti. Vilniaus akordeonistų orkestras vadovaujamas Valdo Umbraso kartu su savo kolegomis, kurie paruošė taip pat ir puikius ansamblius ir solistus. Geranoriškai sutiko bendradarbiauti meninės raiškos projekte ir dailininkė Odilė Norvilaitė ir poetė Jurga Valeri, kurie mums jau yra tikrai pamilta mūsų rūdaitiškių, jos poezija. Aš esu be galo laiminga, kad savo tėviškai vėl galiu pristatyti akordeono muzikos fiestą. Tai gero vakaro, gero klausimo, gražių emocijų sūkurio širdyje. Ir perleidžiu žodį poetei Jurgai Valeriai. Ačiū labai, kad mane pakvietėte. Man labai smagu visą laiką šitoje erdvėje skaityti savo eiles. Mergaitė ir muzika. Naktis, o tu baltais klavišais melusi raudonas garbanas į šalį. Suklūsta obelis pražydusi pirmoji ir stabteli per slėnį sukantis takelis. Naktis, o tu nemiegi net kvėpuot pamiršus, užuolaidus užleidus lyg rūką. Tik muzika, baltai, baltai tarp tavo pirštų, sruvena tarsi laikas nenutrūkęs. Naktį tylu kvėpuoja pušys, pelėdos tyliai skrieja, pakimba mėnuo prisidengęs debesių vienatvė. O muzika baltai balta, vis liejas per dangų, žemę, miestą, gatvę. Naktis, atmetus garbanas raudonas, tu ateini su muzika tyra lyg vaikas. Nusilenkia pražydusios aguonos, sugirgžda senas, nenutrūkęs